Sveiki! Na, ar kada nors pagalvojote, kad banko sąskaita tai gali būti tiesiog jūsų dvasinės būsenos veidrodis? Šiandien būtent apie tai ir kalbėsime, kaip tas sveikas požiūris į save gali, atrakinti ir finansinę gerovę, ir vidinę ramybę. Pabandykime įsivaizduoti tokią situaciją. Sėdite, medituojate, ieškote tos vidinės harmonijos, bet tuo pat metu mintise sukasi svajonė apie naują patogų automobilį. Ar tai kažkoks prieštaravimas? Ar čia kažkas negerai? O gal abu šie norai kyla iš absoliučiai to paties šaltinio, iš tos pačios gyvybinės energijos? Tikriausiai daug kas yra girdėjęs, gal net nuo vaikystės, kad pinigai tai kažkas, nešvaraus, taip, gal net viso blogio šaknis. Bet o kas, jeigu tai yra tiesiog ribojantis įsitikinimas? Toks, kuris mums trukdo gyventi pilnavertį gyvenimą. Šiandien pabandysime tą įsitikinimą gerokai paklibinti. Gerai, o dabar pasiruoškite. Paliesime savoką, kuri, patikėkite, gali iš esmės pakeisti požiūrį į save. Taigi, kalbėsime apie sveiką egoizmą. Ir ne, tai tikrai ne tas, apie ką dabar pagalvojote. Čia kalba eina ne apie tai, kad reikia grebti paskutinio torto gabalėlį iš kito. Visiškai ne. Tai apie leidimą savo. Leidimą savo nusipirkti kokybišką maistą, nes tiesiog žinote, kad jūsų kūnas, jūsų dvasia verti geriausio. Tai yra ta fundamentali pagarba savo kaip kūrėjui. Viskas. Šita trumpa frazė tai be galo galingas leidimas savo norėti. Kai suvokiame, kad esame, visatos, gamtos dalis, ateina supratimas, kad gausa yra tiesiog mūsų prigimtinė teisė. Ne kažkas, ką reikia sunkiai per kančią susidirbti, o kažkas, kas mums tiesiog priklauso. Žiūrėkite, koks geras palyginimas. Sveikas egoizmas yra tarsi saulė. Jie juk šviečia visiems, nes pati yra pilna šviesos, pilna šilumos, o savanaudiškumas – tai juodoji skylė. Ji tik siurbia visą energiją į save ir nieko netiduoda. Su pinigais kaip ir su meile, lygiai tas pats. Jie turi tekėti laisvai, o nebūti kaupiami spintoje iš baimės. Gerai, judam toliau. O kas jeigu pinigai išvis nėra tikslas? Kas jeigu tai tiesiog teptukas rankose? Pažiūrėkime, kokį paveikslą galima nutapyti, kai požiūris pasikeičia. Ši metafora, man atrodo, yra tiesiog geniali. Jie taip gerai atskleidžia, kad pinigai patys savaime yra neutrali energija. Tiesiog drobė. Bet esminis klausimas, ar turime drąsos paimti tas spalvas į rankas ir pradėti tapyti savo svajonių gyvenimą? Būtent čia, būtent tame ir slypi visa esmė. Leisti sau kurti. Ir kai tik pinigai tampa įrankiu, o ne tikslu, atsiveria, tiesiog begalinės galimybės. Galima ne tik pačiam augti ir mokytis, bet kas dar svarbiau, kurti vertę kitiems, dalinti savo talentais, prisidėti prie gražesnios pasaulio. Viskas susijungia. Gerai, o dabar paliesime temą, kuri, žinau, daugam kelia šiurpuliukus. Taip, kalbėsime apie karmą. Bet iškart noriu pasakyti. Tai ne apie tai, kad kažkas ten iš aukščiau nubaus už praeities klaidas. Ne, tai yra kažkas kur kas giliau ir, sakyčiau, net teisingiau. Pamirškime viską, ką galbūt manėme žinantis apie karmą. Dar kartą, tai nėra bausmė. Įsivaizduokime tai kaip visatos buhalterija. Viskas labai paprasta. Ką duodate, tą ir gaunate. Jei siejate gerumą, pagarbą, pjausite gerumą ir pagarbos derlių. Ir lygiai tas pats dėsnis veikia su finansais. Visiškai tas pats. Žinote, kai susiduriama su finansiniais sunkumais, taip lengva pasijusti auka, tiesa, bet o kas jeigu tai visai ne bausmė, o galimybė? Galimybė išmokti kažkokią labai svarbią pamoką, pamatyti savo elgesio modelius ir pagaliau iš jų išsilaisvinti. Tai natūraliai kyla klausimas, kaip tada tą karmos kodą, taip sakant, nulaužti? Kaip pritraukti finansinę sėkmę? Atsakymas, patikėkite, yra kur kas paprastesnis nei gali atrodyti. Ir viskas prasideda ne kažkur išorėje, o giliai viduje. Pirmas žingsnis – dėkingumas, bet ne toks formalus, žinote, ačiū, o tikras, iš pačios širdies, net už menkiausius dalykus. Antras – aiškumas. Reikia labai aiškiai žinoti, ko norisi ir kodėl. Ir trečias – pats svarbiausias – veiksmas, nes be veiksmo visos svajonės taip ir lieka svajonėmis, ar ne? O kaip tai atrodo praktikoje? Pavyzdžiai. Nuoširdžiai atsiprašyti tų, kuriuos galbūt įskaudinome. Ir svarbiausia, ne tam, kad gautume atleidimą, o tam, kad patys paleistume tą sunkią energiją. Kitas dalykas – džiaugtis kitų sėkme. Kai nuoširdžiai, be jokio pavydo džiaugiatės draugo paaukštinimu, siunčiate visatai labai aiškų signalą.
aš irgi esu pasiruošęs sėkmei. Ir tada įvyksta tikras stebuklas. Pinigai nustojo būti streso, baimės šaltiniu ir tampa tiesiog dar viena meilės išraiška. Meilės sau, meilės kitiems ir meilės pačiam gyvenimui. Ir visa ši išmintis, kurią čia aptarėme, tikrai nėra iš piršto laužta. Jie dalinosi žmogus, kuris visą savo gyvenimą paskyrė būtent šių dėsnių tyrinėjimui. Tai karmos maistras ir reiki mokytojas Virginijus. Ir čia svarbu pabrėžti, tai nėra kažkokia sausa teorija. Tai 25 metai praktinės patirties, patikrinta laiku. Karmos maistras reiki mokytojas Virginijus konsultuoja remdamasi ne knygomis, o realia gyva pagalba žmonėms per visus šiuos metus. Taigi, jei jaučiate, kad norisi gilintis toliau, jei galbūt trūksta įkvėpimo ar tiesiog energijos, labai rekomenduojama apsvarstyti apsilankymą energetiniai ar karminis diagnostikai, reiki seansui, o gal meditacijai ar mokymams. Daugiau gerų idėjų ir konkrečių patarimų visada galima rasti čia reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Patikėkite, tai gali būti būtent tas postumis, kurio dabar labiausiai ir trūksta. Na ir pabaigai, norisi palikti su tokiu klausimu pamastymui. Jei nuo šiol į pinigus žiūrėtume tik kaip į energiją, kaip pasikeistų mūsų santykis su jais. Ir ką tada mums iš tikrųjų reikštų tikroji gausa. Ne tik ta, kuri matoma banko sąskaitoje, bet svarbiausia ta, kuri jaučiama širdyje. Didelis ir nuoširdus ačiū. Ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate patiktukus, kad komentuojate ir dalinatės. Kiekvienas jūsų veiksmas, jūsų palaikymas be galo padeda šiam kanalui augti. Iki greito!